Ant ryšio. Ar tu be ryšio? Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su panelė Gabrielė kalbu? Taip. Julius Ivanauskas skambina dėl... Ar jūs rytoj turėtumėt skristi į Angliją 20:30, ar ne, iš Kauno? Taip. Labai gerai. Tai su pačia Gabrielė ir kalbu, kaip suprantu, ar ne? Taip. Labai gerai. Gabrielė, atsiprašau, kad tai vėlai skambinu, tačiau įvyko šiek tiek tokių nenumatytų, kaip visada būna pas mus ruoste sankcijų, žodžiu, rytoj vis tik skrydis yra nukeliamas. Nukeliamas skrydis? Taip, 20:30 skrydis neįvyks, aš galiu dabar pasiteirauti mūsų kolegų, kada jis bus perkeliamas. Sekundę. Taip. Jūs tai, pasižiūrėk, rytojaus 20:30 skrydį, kada nukėlė? Į kur? Į Angliją? Į Angliją, taip, į Angliją. Tai žinok, tai kitą dieną tenai. O kažką negalima padaryti, kad, tarkim, rytoj iš viso 20:30 skencelinamas, kaip suprantu. Ir... Jo, tai nebus jo. Nėra lėktuvo, nesusirinko žmonių. Panelė Gabrielė, žodžiu, rytoj skrydžio tikrai nebus, mes jį galime pasiūlyti, dabar galvoju, ketvirtadienį. Ketvirtadienį 9 valandą. Jungtinis per Varšuvą tenai. Taip, bus su Lenkų avialinijom per Varšuvą. Ir kaip matau, būtų ketvirtadienį vėlai naktį po 1:20. Palaukit, aš to užsirašysiu kažkur, nes po to pamiršiu, tai... O tai iš Kauno, ta prasme, skrydis? Taip? Ne, rytoj iš Kauno rytoj yra cancelinamas, tai bus iš Vilniaus. Ne. Iš Vilniaus. Ketvirtadienį iš Vilniaus? Taip, iš Vilniaus. Per Varšuvą, po to nusileisite Norvegijoje. Jo, iš Vilniaus važiuos autobusas į Varšuvą, paaiškink. Ir iš Varšuvos su autobusu jau skrisim. Jūs jau rašotės? Taip, ketvirtadienį iš Vilniaus. Taip, ne, bus taip, žodžiu. Ketvirtadienį Kaune jūs paims autobusas. Po 11:30 iš Aruosto važiuosite į Vilnių. Po 11 čia vakarė 30. Taip, po 11:30 važiuojate į Vilnių. Vilniuje būnate apie 12 ir po 1:20 iš Vilniaus... Vėliau! Atsiprašau, kolega. Vėliau, Antanai, vėliau. Važiuoti iš karto į Vilnių, kad nesitrankytis autobusai. Ir paskui tenai apie 2 nakties autobusas iš Vilniaus į Varšuvą važiuoja. Ir iš Varšuvos jau ten su Lenkų avialinijom skrydis. Znatolka tenai, vadinasi, jau pasakyk. Atsiprašau, kolega, Znatolank. jūs gal galite pats paaiškinti, aš tikrai nebesuprantu. Paaiškint ką? Aš tiesiog Taigi pats... aiškiai, aš tau sakau. Palauk. Tu durnas gal. Normaliai aš tau sakau. Kaune skrydis atšauktas. Į tą Angliją supuvusią. Ir bus iš Varšuvos. Lenkijoje. Aš suprantu. Man reikia žmogų informuoti. Ko tu reikia ant manęs? Tai kad tu nesupranti. Ko tu nesupranti? Aš to lietuviškai aiškinu. Nu gerai. Tai reiškia ketvirtadienį. Iš Kauno su autobusu važiuoja į Vilnių. Taip. Taip. Iš Vilniaus tada važiuoja autobusu į Varšuvą. Palaukit 2 valandas. Ir autobusu važiuoja į Varšuvą. Ir ryte, ten yra rytinis skrydis. Bilietas autobuso vasai, kad nekainuos. Gerai, pasižiūrėjau. Ir iš Varšuvos jau skrenda. Tai esmė tame, kad aš Kaune turiu ketvirtadienį būti prieš 11. Taip, prieš 11, tada jūs važiuojate į Vilnių, iš Vilniaus važiuojate autobusu į Varšuvą ir iš Varšuvos skrendate į Londoną, taip. Į Londoną skrenda. Tai būtumėt penktadienį vakare Londone. Oi, penktadienį. O skrydžių nebus, kad sekmadienį dar, man atrodo, vizėras, ar kaip ten skrenda tiesiai atgal, ta prasme, nebūtų įmanoma perkelti. Atgal, jūs norite ilgiau pabūti, ar ne? Nu, man, ta prasme, nėra bėdos pabūti, nes šiandien gaunasi į Varšuvą važiuoti, ta prasme, nu... Tai galit gal plaukt iš Londono. Kaip? Ką plaukt? Tu durnas plaukt. Sakyk, yra iš Londono į Paryžių tiesiai metro.
Va iš Paryžiaus jau lengviau. Taip, panelė, dar viena opcija yra Sakė, kad ten rūkas iš dabar. Londono Dėl ko čia yra į Paryžių su metro. Nes ten rūkas. Tengi dabar sausio rūkas, tas 4 Tai man į dienas. Paryžių tai nereikia, man reikia Angliją, bet ta prasme aš kalbu, ar būtų įmanoma tiesiai į Bradfordą leisti sekmadienį. Leiskite pasitikrinti. Kolega, paskambink į Londoną dėl Bradfordo. Pašol, tu, taigi kiek kainuoja? Gabrielė, jūs čia dar? Taip, taip. Tai A, girdi šunį savo nutilį? Atsitimpai čia myžnių kažkokį. Čia tavo bobo šuo? čia šiaip mūsų klientas. Zip FM. Labas, Gabrielė, radistai iš Zip FM. Taip jau. Oi. O tu, Gabrielė, kantrė. Labai kantriai. Nu, kas belieka. Kas belieka, tik užsirašinėt, kad iš Varšuvos.